O tai čia? Gal paskambina? Kaip išsiganda. Aplinka tai tikrai 10 balų. Net neši jokių nei aliejukų. Toks mini hamakėlės ir vasėdės. Pasisuk ir su vaizdu. Ką atnešė tą mūsų ilgai lauktą rotį? Taip, kadangi mes šiandien turėjom tokią labai lietingą dieną nuo pat ryto, jau planavom, buvom išsikvietę taksi visai kitą vietą pasivaikščioti. Tačiau matom, kad lyja ir nenustoja, tai atvykom į kavinę. Šiaip šitą kavinę pasirinkom dėl to, nes yra labai fainas dalykas, kad tu gali per tokią skylę užsakymą duoti, paimti, nu žodžiu, galbūt kai nustos lyti, šiek tiek galėsim parodyti tą linksmą vietą įdomią, kuo jau šitą vietą būtent išskirtinė. Tai dabar tiesiog eisim kavos skanios atsigerti. Hello. Two. Okay, thank you. Na, geras. Kurią įmam? Čia yra kažkokie kortelės. Žodžiu, leido mums pasimti per skylę tą maistą, tik sakė, skėčius skėtį tik mes pasiimam, kadangi labai dar lyja. Ir gerai, šitą dar galima iš tiesų užsisakyti. O tai čia? Gal paskambina? Kaip išsiganda. Aš nesitikėjau, kad šitokia ranka išeis. Aš jau kitį matau ir be. Okay. Thank you. Nu ką, eisim. Nes šiaip kaip faina pati viečiukė. Taip mes ir planavom pasimti ir išsinešimui, bet nangi tas lietus šiek tiek, bet nu, faina pati vieta, įdomu. Viskas kietai. Varom gerti dabar. Susakėm krosaną su laksa, tai sakė, reikės dipinti čia, pamirkyti. Paragausim. Šiaip nežinau net, kas čia viskas yra, bet labai taip įdomiai atrodo. Tokiu principu krosaną nelabai yra suvalgius. Čia kažkoks jau vietinis jau. Man tai skanu. Visiškai tokia opcija. Labai prastai. Bet tas pamerkimas tikrai duoda kažkokio tokio skonio. Super. Nes mano pusryčiai nelabai kokie būna viešbutyje, tai dabar bus labai balienčiukas pavalgyti. Ten dar kažkas šalia yra, ar ne? Jo, nežinau, biškai bijau valgyti. Parakausiu. Šiaip skanu, bet aš turiu mane. Čia kažkas padažukas, ne tiesiog. Jo, bet šitas ašus, bet skanus. Reikės biškai irgi padipinti. Pas mane yra Vulkano kafė, tai irgi kažkoks specialios kavos, kur čia sakė, kad turėtų būti kaip slyvų kažkokį poskonį ir tokia iš viršaus bent vizualiai atrodė, nu reikia gal net nuimti parodyti. Jeigu pavyks, kad tokia putelė turėtų būti jo, tai va matote, yra kažkokia kaip puta. Nežinau, čia pieno puta, ar čia iš kažko padaryta iš tų pačių slyvų. Pasižiūrėsim. Gal net, aš tiesiog iš jos taip ragausiu. Tik buvo labai keista, kad pačios padavėjos sakė, kad ar tikrai norite iš šitos kavą ragauti, tokia, kad panašu, kad daliai žmonių šitas skonis būtent nepatinka. Džies, man čia labai patinka ragauti kažkas, kaip būna su espresso ar kažkokios sultis jungtos, ar tai, nežinau, kažkokie dar poskoniai, bet kad to rūgštumo kavos espresso nenumalšintų. Tai žiūrėsim, ar čia bus rūgštesnis variantas, ar vis dėlto padaryti tiesiog saldintą kavą, kaip kavos gėrimas. Ok, tai vis dėlto yra labai gerai, kad čia yra tas pats rūgštumas ir labiausiai
tas espresso ar jaučiasi. Kaip ir sakė, yra ir ta pati dar soda joje. Man čia patinka. Šaltas gėrimas, ne karštas, bet tą espresso visai gerai atskleidžia ir jo neužgožia. Tai man visai nice. Nors ta putelė iš viršaus, tai kažkokio labai specialaus skonio neturi, tai tiesiog atviržiai atrodo. Ką, atėjom šiek tiek pasikultūrint, pasižiūrėti, pas jas yra tokia kaip meno gatvė, kur yra labai įvairūs grafičiai ant pastatų išpiešti ir kaip suprantu, jis net ribojasi tiek su Chinatownu, tiek kažkoks marketas yra, nes šalia to pačia, koks ten Penang, žodžiu, parašysim, koks šitas street artas. Pangung street artas, tai yra tas pats Pangung ir street marketas. Keliaujam pasižiūrėti tokia atvelė. Keliaujam. Tai greičiausiai tas Chinatowno marketas, kuris dar atspėja, kadangi yra pas mus rytas neatsidaręs, taip viena kokosų pardavėja turbūt ledus daro. Ja, tai primena Chinatowną, ne visi šitie kaip čia liustrai, ar kaip juos pavadinti tie permatomi. Žibintai. Man čia tik primena tą Vietnamą, pameni, kur mes tą fotkinaisi toj gatvelė, kur tarptų visų palauk, Hojane ten buvo, ne? Taip. Instagraminis namelis, man tokia vėl Maltos vaibelis. O irgi šokolado kažkokia kabinė. Lithuania. Lithuania. Oh, Lithuania. Yeah. Welcome to Malaysia. Thank you. Thank you. Žino gal. Gal. Šitai dauguma dažniausiai suvaidina tą, kad čia. Bet ištarė gerai, nes kiti ten buvo. Šiaip jo. O, čia geras, kaip įdomi, eisim. Na, kaip fainai atrodo. Einam? Einam. Porelė ant tiltelio sėdi. Romantika. Romantika. Tai graži vieta, šitą labai įdomi, vat čia faina. Čia tikrai faina. Geras, čia tikrai kaip gražu. Mes papulsim su jais. Na, šitą mačiau kažkur irgi, va, kaip tik ant Google Maps'ų tigriukas sėlinantis. Čia žmogelis kažkandien. Bet čia tokia atmosfera visai kita ir net grafičiai, tai tokia, matys tokia labiau vos ne jų veiklos, vieni darbuojasi, kiti va čia, nežinau, ar čia muzikos, jo, jau čia muzikos instrumentas kažkoks. Ten su vaikais, geras. Čia mergaitė, šeimyna su ir du berniukai. Broliukais turbūt. Geras. Čia žiauriai fainai atrodo. Fainai, man čia ir atmosfera tikrai labai jauku. Muzikėlė labai gera paleista tokia lengva. Geras. Tai fain. Na, čia kaip tik kažkoks menininkas pavaizduotas, kuris tapo prie langelio. O čia jau madam kviečia. Geras, bet padarė dar netgi raudoną skarelę. Kaip skarelės daryti, sakau. Čia belia kaip faina vieta. Nu, matai. Sakai, kad nėra ten tos gatvelės, va, atradau, yra vis dėlto grinai. Ir va, vaflių, meilė, va čia mums reikėjo praeitą kartą. A, čia yra vafliai? Ir bubble. Gerai atrodo. Einam, lipam į viršų. Ką? Lipam. Ką galėsim va nueit vaflių. Čia man muzikos tas vaibas net tokias, žinai, kaip prancūzų ar kažkokia, žinai, toks vaibelis. Šita kėdė tai labai baisi. Šita vieta baisi? Kėdė. Ai, kėdė. Kėdė, žinai, kaip čia būtų nusikaltėliam, žinai, mirties bausmės. Taip, bet čia žinai, ką čia kirpėjo kėdė. Ai, kirpėjo, ne? Mano pati pirma mintis irgi buvo šita. Šiaip gali būti. Nes čia juk ir yra kirpėjas, tai... Taip. Jo, čia gal kažkokia kaip streiką daro, ne, turbūt? Ne. Čia kažką yra apie virusus. Ką? Ai, ir apie organų tą atidavimą.
Geras, šiaip įdomu, bet ir nejauk, aha. Geras. Nu jo, čia iš tiesų yra tam tikra protesto forma, man atrodo, kaip supratau. Ir kad atkreiptų dėmesį, turbūt, žinai, kažkokių žurnalistų, dar, kad didesnė sklaida, kad daugiau žmonės kalbėtų apie tai. Taip. Nu, prie kur čia tokia eilė didelė. Reikia labai atsargiai, tokiais, kai Lietuvoje dažnai va tokie būna, tai iš viso ten būna kokie šizofrenikai pasidarę savo prieš technologijas, prieš viską, žinai, prieš skiepus ir dar kitus dalykus. Tai gali būti, jų kalba gali irgi visokių būti. Ir čia tas pats gal panašiai, žinai, nes, nu, tam tikri, žinai, momentai, nu, žinai, nu, nelygų, žinai, kaip kokiom, žinai, aplinkybėm. Dar labai, va, tas ir yra sudėtinga dar, kai kitoje šalyje kita kalba, neaišku, dėl ko jie čia daro. Taip. Tiesiog rytelis, išeini į gatvę ir pjaustai mėsą, ruoši valgymas. Toks backstage, žinai, virtuvių. Bet šiaip namai tai tokie Instagram'e visiškai skirtingos spalvos, rožinė, dešinėje raudona, ten eina geltona, mėlyna, žalia, tokia visur realiai tiek spalvų vaivorykščių spalvų padaryta. Pagal muzikėlę chebra va. Užsivedę, va kaip reikia užsivesti į darbus, tiesiog suleisti gerą muziką savo ir varyti. Ką pasižiūrėsim, gal jau tas Chinatown marketas gyvesnis, jau 10 valanda artėja. Bent jau žmonių srautas didesnis, pasižiūrėsim. Bet kokie gražus viršai pastatai. Tavo šiti būtent, ne? Jo. Jo, tai kol kas tas Penatlongo, ar kaip čia Chinatown marketas, liūdinantis, nes maisto vietų čia beveik nėra. Viena kita, viskas realiai tiesiog padielkos ir nieko gražaus faino nėra. Man gal kas patinka, čia nebent tik šiaip apskritai aplinka, kaip vizualas, tai ten, pavyzdžiui, tie namukai viršui tokie, žinai, autentiški. Ir labai renovuoti ir tokio, žinai, gražumo prideda. Tai tiesiog dėl pačios aplinkos ir to tokio, žinai, pasižiūrėjimo, kad, nu, kitaip atrodo šitas turgus, kitaip negu įprastai, žinai. Tai gal tas, man tas ir žavu, žinai, pamatyti. Aš kadangi dažniausiai žiūriu, žinai, akių lygiai, tai daugiausiai ir matau tiesiog to, žinai, drabužius, sakinius, padielkas ir diržus. Tai faktas. Tai biškai pasižiūri į viršų, matai fainai, va tie visi listriukai, pastatai. Aš manau, kad čia dabar tiesiog, kai einam tą gatvę marketo, ta pusė, kur yra rūbai, daiktai, žinai, o kitoj vietoje bus ir to... Maisto? Maisto, manau. Nu, pasižiūrėsim. Tik tai reikia susirast, pasižiūrėti, žinai. Gal. Jau, dabar tik matosi, kad žmonės dar įsideda standus, dar tik tai pati pradžia to turgaus. Kažkokios mėsos. Įdomis. Kaip saliamio ir tiesiog šiaip... Kiauliena. Bet tokiais kaip mini lakštais, nežinau, kvadratiniais, kaip vos ne sushi rollus darys. Bet kas ten žino, gal kaip ir bus. Žiūrėk, kaip jie turi kibiniukus tokius mėnes. Geras kibinai. Vis kažkaip nemačiau anksčiau, kad žinai, tokią grinai formą darytų. Bet tiesą sakant, man šitie visi maistai tokie pabuvę, atrodo, visi... Bet taip pas juos yra momentas tas, kad daugumą juos tos alėjai tiesiog įmeta ir grūzdina į vizualas. Vizualas tas pats, net kai jūros gerybė, žinai, daro tas jau alėjai grūzdintas, jas irgi visos vienodas tampa tokia. Taip, nėra to šviežumo, gaivumo ir to... Bet labai taip, ne. Čia tokia rubrikėlė, ką vietiniai valgo. Gal ir mes, ne tik vietiniai, žinai, tai iš karto. Ne, nu aš turiu omeny apie pačią aplinką, kaip vizualiai atrodo, ką vietiniai valgo. Prisipažink, kad nevalgysi dabar, nes tik man pats sakė, kad labai sotus esi. O gal aš per prievartą kažką įsidėsiu. Vien dėl paragavimo. Bet tik tai prisikabin. Taip. Šiaip kvapai, tai man čia visai skanus. Labai gerai.
Čia vėl va tie didieji meniu. Bet čia tai dar pagalvos, tai Ramunėlis, kas buvo Kažkur, online. jo. Bet va labai durna, man atrodo, nėra, žinai, prie patiekalų pačių kainų, bent jau aš nematau atskirai. Aišku, dominuoja va sriubos ir noodlesai, kiek matau, ar kaip tik čia va sriubų ir visos tos va fishballų noodlesupas, leimi, čia net neįsivaizduoju kažkas, čia kažkokia tirštesnė atrodo sriuba. Bet man čia jau patinka. Pagaliau jau yra ir ne tik drabužių ir maisto, o va ir mūsų mylimieji bao. Yes. Very good. Man bao labai skaniai atrodo tos bandelės ir šiaip kol kas, ką esu ragavęs, nenuvylė. Aišku, labai priklauso, kokį ten įdarą įdėsi jų, bet kadangi pati bandelė skaniai yra, tai dažniausiai ir patiekalas geras būna. Kiek iš tiesų tokių įdomių vietų yra, gatvelių ir labai, mes galvom, kad bus tik tai vienoje vietoje pagrinde tie piešiniai, bet pasirodo, kad kiek paine ir į vieną ir į kitą gatvelę nusukė, iš karto atsiveria. Vienas atrodo už kitą kitokiškesni ir iš tiesų įdomus labai. Man šitas painai atrodo, man patinka. Tai kaip tu sakei, šitą vadinasi River of Life gyvenimo Upė. upė? River of Life. Teka. Einam dar pažiūrėsim prie tos. Ten mečetė kažkokia gal senovinė. Fainai, čia taip nusitvarkyta, padaryta viskas, kad turistai galėtų žengti River of Life taku. O, net ir matau užrašą. Matai, kad irgi turistai fotografuoja. Matosi, kad purvinas tas gyvenimas River of Life. Toks nėra pats švariausias. Nėra, kad vien skaidriu keliu žengti reikia. Taip. Normalu. Life is life. Sako, gyvenime yra daug šūdų, kurį reikia praeiti. Ir atsiveria gražus peizažas. Man atrodo, dar ten turėtų būti fontanai kažkada kažkuriuo laiku, nes visi išvedžiojimai yra. Bet dabar nėra, dabar neveikia. Gal ant kokio savaitgalio paleidžia. Savaitgalio laikotarpiu norėjau pasakyti, nes ant savaitgalio literatūriškai yra netaisyklinga. Tai atsiprašau. Štai tavo Gabrielė jau čia katonas pasikeitė kalbėjimą. Pamokėlė su Gabrielė. Filmuoti irgi gyvenimą. River of Life. Gali ir toks River of Life būti. Jis visoks gali būti. Čia ir įrodymas, kad aš noriu savo fokusą dėti. Aš susipažinau su aplinka, žinau, kad joje visko yra, bet fokusą noriu dėti ten, kur pozityvo yra daugiau. Gabrielė labai nori eiti, bet kadangi apsirengė trumpus šortus. We can come? Nežinau. You can go in, no worries. Anybody can. Okay, einam. Sakė? Sakė, jo. Thank you. Ką valyti Gabrielė? Nesvarbu iš to. Nežinau. Svarbu. Aš esu toks taisyklių žmogus, žinai, man parašyta, kad negalima ir aš vadovaujuosi. Bet jeigu tik kažkas pasako, kad gali. Aš gerai, taisyklės lauža. Galima. Užsidėsiu pilną aprangą. Dar tokio apsiausto neturėjo. Man tokia priminė, žinai, kaip Hario Poterio Burtai. apranga mokyklos. Dabar bus burtai. Burtininkė būsi dabar. Na ką, gali pasirinkti visus, ne? Štai prie akių mano Irgi prie malnos prie mano spalva. aprangos gal, ne? Ne, aš prie akių. Nu gerai, kaip nori. Sijoną. Tik aš tiesą sakant nežinau, kaip po to, bet čia turbūt prisišvartuoja. Viskas? Nu, O šitą ant viršaus ar šitą apačią? Ne, gerai, viskas. Visgi, sakė man užsidėti ir šitą. Tai aš jau pasiruošęs pilnai. Eime. Čia yra maldos vieta. Ar ten? Nu, galim ir ten. Įdomu, ir atskirai yra vaikam tokia kaip žaidimų aikštelė padėta.
Man tai čia toks vaizdas, kad žmonės tiesiog pakritę yra. Jo, man atrodo, čia tokia ne maldos atšilinimo vieta, kažkas miega tiesiog, kažkas scrollina, žodžiu. Nu gal vat vieną žmogų matau, kuris, kad... Einu, davai kitur. Tiesiog pasiėmiau, kurią pavyko išsimti. Gedas. Toks vaizdas, kad biškai ne ta pusė gal. Bet šiaip nėra man skirtumo, kurią pusę, bet... Gedas, kraštė viskas. Ir kiek daug yra iš tiesų skaitymo, tokių stovelių, kur gali pasimti Koraną ir įvairiais raštais, įvairiom kalbom. Ir tiesiog va šioje vietoje melstis ir skaityti. This block as foundation stone of the mosque. Okay. Okay. This local language in Arabic letters. Why? Because Islam arrived here in southeast of Asia in 16th century. Aš dabar supratau, kad reikia atsargiai su to filmavimu, nes dažnai žmonės įsijaučia galvoja, kad mes labai turėsim klausyti viską. Thank you. Lithuania. Lithuania. It's Baltic state. Thank you. So we are here as MTG, Masjid Tour Guide. We don't charge anything. We explain everything for free. We shall only charge you for not asking questions. If you don't ask questions, then you have to pay us. Okay. I'm just joking. So this mosque is I'm Dr. Marcos from Uganda. Uganda. Tai va, mums daug papasako visokių čia dalykų, kažką pamiršau, kažką prisimenu. Tai va, būtent va, šita yra pirmutinė, pati pirmoji mečetė, nacionalinė mečetė. Ir ją sukūrė būtent, kaip jie pasakė, kad čia yra kaip ir indų, kaip Taj Mahalas, bet tik tai maža mini versija. Tai šiaip labai taip irgi įdomi, nes kaip ir skirtingos religijos ar ne. Bet tas visas konceptas, nes toks irgi savotiškai. Tai va, tai taip iš tiesų labai įdomi. Aišku, mums pasigavo, mes tiesą sakant, ir įdomu išgirsti ir pasikalbėti, bet būna kaip įtraukia ir daug pasakoja. Man tai labai vargina, šiaip tokia, aš noriu tik tai bėgti, bet ir žinai, kad nemandagu tiesiog išeiti. Ir tada galvoju, kaip tokį, žinai, nueiti. Nežinai, kažką ir įdomu tikrai sužinoti. Nes realiai visos tautos prisidėjo, žinai, prie šito kūrimo ir yra tų kultūrinių, žinai, dalykų visų. Einam. Kava dar paminėjo, kad kiekvieną penktadienį susirenka 5000 žmonių čia melstis. Tai čia būna uždaryta turistam ir būna vien tik tai pamaldos kiekvieną penktadienį. Atrodo, šita vieta ganėtinai tikrai nėra labai didelė, bet talpina tiek daug žmonių ir visi čia renkasi. Taigi ir mes viską čia apėjom ir matos, kad tikrai daug žmonių tokių ir su negale, žinai, esančių. Aišku, čia yra maldos namai, irgi normalu, kad to, žinai, lengvumo ateina galbūt prašyti, bet tikrai daug tokių slampiojančių, žinai, tokių, kur kaip ir pas mus prie bažnyčių būna, kurie iš maldos prašančių. Jo, aš norėjau sakyti, kad ką bažnyčios, kada į bažnyčią sukviečia žmonės, dažniausiai žmonės eina, kai prasideda problemos, tada jie pradeda tikėti, kad jau tada padėkit, man jau blogai ir panašiai, arba va, kaip tu ir sakai, va čia, žinai, jeigu jau turi kažkokią negalę ar kažką galvoja, irgi gal padės. Taip. Čia va ir prasideda, man šitas biškai, žinai, užkasas žmonių, žinai, dalykas pradeda jie tikėti tada, kai jau blogai. Tai netiki, bet tik kai atsiranda problemos, kai atsiranda blogi dalykai, viskas, aš jau persiverčiau, aš jau tikinti. Taip pat yra, žinai, ką padarysime. Ką pastebėjau, tai kad kai mes buvom ir Alorse Tare mečetė ir čia, tai tikrai žmonės labai pasako apie savo religiją, apie savo tikėjimą ir nėra to tokio dalyko, kaip, tarkim, mokėkit iš karto pinigus. Nėra, čia nekainavo ir mums niekas čia dabar yra sukurti, sakau, pastatyti tam tikrai žmonės, kurie pasako apie istoriją ir jų ne vienas ir ne du, nes turistų jų eina nemažai. Tai kad kiekvieną supažindint, tai tų gidų jų yra tikrai daug ir neima visiškai pinigų. Tik tai buvo vienintelį kartą toks gražus paminėjimas, kad galite paaukoti čia ir viskas. Bet be jokio spaudimo, be jokio kažkokio tokio. Tai tas yra irgi labai žavu ir faina, kad nėra pirmiau, žinai, siekiama pasipelnyti ir suteikti rūbus ir visą tinkamą aprangą, kad galėtum susipažinti su šitą religiją ir pasivaikščioti. Tai man visai, tas įdomu, faina.
Mes turėjom ateiti į kavinę, bet mes atėjom dabar į baseiną. Tai restoranas turi vadinasi Fly Me to KL. Čia turbūt, kaip sakėjau, marokiečių turėtų būti restoranas. Bandysim kažkaip atrasti tą įėjimą. Kaip gerai. Čia man atrodo čia bus. Jo, spėju, kad tikrai ne Kaip per faina. baseiną reikia. Jėzu. Šiaip žiauriai kitai atrodo. Tu norėtum turbūt, kad Aš būtų norėčiau. įskaičiuota baseino pasiplaukėjimas. Aš norėčiau. Nu gerai, o čia šita kavinė būtent yra marokietiško stiliaus rašė. Tiksliau, kavinė čia visas restoranas. Ir tarp kitko, dabar mačiau šiaip labai daug ir blogų atsiliepimų. Aš manau, kad čia, bent jau, aišku, čia sunku variuoti, bet dažniausiai, kai būna su tokiam vietom, kad Kaip labai gražiai įrengia, gražiai maistą pateikia, bet būna ne taip skanu. Bet pažiūrėsim, gal mus nustebins. Wow. Hello. Hello. 2 person. 2 people. Thank you so much. Gerai. Aplinka tai tikrai 10 balų. Kaip gerai Visiškai. atrodo. Einam, žinai ką? Toks kaip vėl atvarėm į kokį paplūdimio vaibelį. Erdvė tikrai yra pilnai išpildyta. Galima ir pasisupti. Toks mini hamakėlės ir sėdėti, pasisupti ir su vaizdu. Aš susakau. Einam gal ten, Aleksis. Įdomu prie kur. Matas ir tokie stilingi žmonės susirinkę. Wow. Viskas čia gerai. Sėdam ten ar čia, kažin ką? Galim ir čia ant kampo. Wow. Nu, man patinka. Pradžia gera, ar ne? Atrodo labai gražiai. Man atrodo, ką... Ai, oi. Tokiose vietose būna, jeigu maistas nėra skanus, tai žinokit, kitą kartą tiesiog užsisakykit kavos, sulčių ir turėsit Mes gerą taip ir laiką. padarys. Aš skaičiau, kad čia labai skani kava ir deserčiukai. Maistas labai sakė, ne kažką pagal kainas, tai mes turim iš 7-Eleven sušių. Favoritų, jo. Šiaip, kada parodysim, tikrai atradom tokius top sušius ir labai įdomus atidarimas dar jau yra. Ja. Gerai, žiauriai, nes atrodo viskas. Kavytė žiauriai gera, tikrai labai skani. Vaizdas pasakiškas. Šiaip tikrai labai faina, vertinga vieta. O tarp kitko, aš ką dar skaičiau prieš atvykstant, bet jau čia mes taip rizikavom, nes buvo parašyta, kad norint sėdėti šitose vietose, tai reikia rezervuotis ir reikia sumokėti rezervavimo mokestį. Dabar nepasakysiu tiksliai, kiek ten tų pinigų jų yra. Aišku, juos galima išnaudoti paskui bendrai sąskaitai. Bet dabar mes parizikavom ir galvom, radom vietos ir tikrai nėra labai daug žmonių, nes mes atėjom tik atsidarant ir tai nėra savaitgalis. Bet šiaip tikrai pasaka, kavytė, vaizdas, man žiauriai patinka. Ką dar noriu papildyti prie šitos vietos, kad realiai daug žmonių tiesiog keliasi į bokštus, kad pasižiūrėtų atsiveriant į vaizdą ar kažką. Ne kažką, o tiesiog vaizdą norėjau pasakyti. Tai čia realiai yra kaip ir apžvalgos aikštelė, tokia, žinai, kur tau nėra jokio papildomo mokesčio už pasikeilimą į panoraminį vaizdą, o tiesiog kavytės nusiperki savo sėdį ir mėgaujasi ir kondicionierium, ir gerų vaizdų, ir skania kava. Tai dar tikiuosi, mano pica kaip skania. Atkeliavo mūsų pica. Šiaip atrodo skaniai, su ananasais turi būti, tai buvo su keli ananasai. Tai aišku, tiem, kurie mėgsta, aš esu tokios picos mėgėja. Man labai gerai, tai galėtų būti net daugiau ananasų. Bet dabar šiaip paragausim apskritai, ar jis skani ar ne. Atrodo gražiai. Dabar kadangi žiema, biškai per aukštas stalas galėtų... Tikrai ne tas variantas, kur sakyčiau, žiauriai gera pica. Bet skani. Tokia atrodo pilna, yra mėsytės normaliai, viskas, man skani. Aš būsiu kritiškesnis, žinau, kad Gabrielė labai mažus kriterijus kelia skonį, svarbu, kad gražiai atrodytų, faina vieta būtų, tiesiog būtų sūrio ir panašiai, ir dažnai, kur būna labai neskonį, sako,
man visai skanu. Ir toks, man skanu, taip, aš būsiu kritiškesnis. Man dabar matau vienas dalykas, kad nėra jau, aišku, čia neapolietiška pica, galvojau, gal bus neapolietiškos picos padas, tai yra plonopadė, nesu labai didelis mėgėjas plonopedžių. Kas yra bendrai gerai, jeigu iš tokio, kur fast foodo tiesiog kioskelį pirktum pizzą ar matytum, kad yra daug sūrio, jau vertintum bent jau gerai, kad tu žinai, bus sūrio. Tai čia sūrio, matau, yra. Su vištiena labai įdomi, jeigu čia vištiena yra šiti gabaliukai, tai jie tiesiog tokius padarė kaip vištienos faršą. Labai keistas variantas. Biški daržovyčių. Gerai, žiūriu. Nesu labai laimingas ją valgint. Vienas dalykas dar vis mačiau paminėti, realiai neatnešė jokių nei aliejukų, nei čili aliejaus, nei, net mūsų kaip čili pico, net padažų nėra jokių, kas aišku italai supyktų dėl padažų, bet žiauriai tada tampa sausa pica. Bendrai tai tokias picos, sakau, jeigu būtų kioskelė, tai kelis eurus kainuotų. Čia aišku, kadangi 35 aukšte ir su tokiu gražiu interjeru ir visų vaizdu, tai ir picos kaina yra 8,5 euro, kas realiai jau artėja link Vilniaus kainų. Gražiai atrodanti pica, bet ką ir sakiau, realiai dažnu atveju su skoniu būna, toli gražu, mano, nežinau, į 100 gal skaniausia pica ir papultų ten pačiam gale, bet, nėra labai gera. Ką, rubrikėlė gamtos mylėtojams, esam dabar tarp tokio TTDI parko ir tarp Kuala Lumpūro didžiausio miško. Tai kiek esam čia girdėję, kad apsilanko tiek beždžionės įvairių rūšių, tiek ropliai ir dar ten, nežinau, visokių gyvūnėlių. Pabandysim kažką atrasti ir pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Tai realiai tik įžengėme į parką, jau matom beždžionėlę vieną eina. O, žiūrėk, kiek čia jų, ne viena. O, geras. Čia visiškai parko gyventojas tokios. Mes ir kalbėjom su Gabrielė, gal iš to miško jos ateina ir iš kažkur, bet tiesiog, matyt, žmonių, aišku, srautas yra nemažas. Tai jas galvoja, ateis. Gastrolentės. Gerai, eisiu pasižiūrėti toliau, bet jau mane nudžiugino. Toks, jeigu jau pasitinka tave iš pat įėjimo, tai gal tų gyvūnėlių dar daugiau rasi. Gražiai, šiaip sutvarkytas parkas ir matosi daug sportuojančių, einančių, kaip tik matėm, ten buvo prieš tai kažkoks maratonas jau prie to miško, čia tiesiog bėgioja aplink šitą. Ir čia labai toks jaukus, žinai. O, yra net tokia minė. Žiūrėk, ten gal žuvis ar kažkas. Kas plaukia? Nežinau, kažkas mačiau, tai plaukia, bet paskui palindo dar giliau. Šiaip iš nuotraukų Google Maps'os ir mačiau, kad tie varanai jau čia ir plaukėdavo kažkokie. Tai va, čia dar tokia, kaip matau, irgi lauko mini sporto salytė. Standartiškai tiesiog turnikai. Realiai daugiau nieko nelabai čia yra. Kaip gražiai, va toks upeliukas teka, vis atrodo vizualas, net nebūčiau pagaus, kad čia toksai upeliukas čia pratikėjęs, bet labai gražiai, šitas parkas iš vis nuostabiai atrodo. Ir tokia ramybė, nors ir gaidžių girdim, ir paukščių, žodžiu, visko. Kokios beždžionkų tik tai pačioje pradžioje čia tokios, kur... Pažiūrė, ar netuščiom ateina turistai. Pasitinka iš karto. Tai gali būt, kad jau tų gyvūnėlių daugiau nebus, bet va, grįžtant vėl jas galėsi ką sutikti. Važiuodė gaus galėsi patasyti. Leisi? Gerai. Man tai iš tikrųjų dar šitą vietą tokia biški mistiška yra, kažkoks toks... Vaibelis? Jo, atrodo, kaip būčiau per kokį sapną, sapne, nes šiaip tikrai labai gražus, nors visiškai paprastas, bet va toks kažkuo kitoks, net va sunku tu rasti žodžių apibūdinimui, bet rimtai toks jausmas lyg būčiau per kokią miglą sapne. Tau nėra tokio jausmo? Šiek tiek. Šiaip, žinai, yra tos labai daug deguonies, nes kaip ir kalbėjom, čia priešais mus visas tas didžiausias Kuala Lumpūro miškas. Tai tas prideda, matyt, gal, žinai, nepratę ant tiek tokio didelio deguonies. Taip. O mes, žinai, dar kai būdavom pripratę kiekvieną dieną mes neprasieiti. Tai į parką vieną, tai į kitą, žinai. O dabar to miesto, to šurmulio, biškį deguonies. Toko nebuvo bent jau pastarąsias savaitės. Ja, tai va kalbėjom, kad pasilgstam šito dalyko. Aišku, čia viskas priklauso nuo mūsų, mes galime tiesiog irgi susiplanuoti. Žuvytės.
Kažkaip per tą drusganą vandenį nelabai kažkiek gal matysi, bet kažkiek matosi. Bet gyvai tai pakankamai gerai matosi. Bet kaip turėtų būti karšta? Va čia man visą laiką tas klausimas kyla, pamatant visus apsimutriavusius su aprangom, žmonės, moteris būtent šio tikėjimo. Man atrodo, belė, kaip turėtų būti karšta. Nes jau čia ateini trumpom rankovėm. Jau karšta labai. Man toks jausmas, kad žinai, kaip aš ir kai pirmą kartą atvariau į Bankoką, mačiau, kad labai sustriukėm visi varinėja, nors plus 30 ir panašiai. Tai gal, žinai, per ilgą laiką tiesiog, nežinau, prisitaiko tas kūnas ir nėra jau taip karšta. Nes man irgi būdavo, kai megztinis matai užsidėjo, o ten plus 30, žinai. Taip. Bet ir atrodo, bet vis tiek, atrodo, tai ilgos rankovės, ilgos kelnės, viskas uždengta, žinai. Šiaip, žinai, labai nepatogu dar kitas dalykas. Aišku, jeigu nuo pat mažens, žinai, nes matom irgi tokius skirtumus, kad tam tikros, mažos mergaitės būna irgi aprengtos panašiai, o kitos ne, būna tik mamos. Tai čia vėlgi kultūriniai tikriausiai tam tikri, žinai, skirtumai, bet man vis tiek labai keista, atrodo, belė kaip turėtų būti karšta. Ir tikrai matosi, kad nėra, kad visos, žinai, vaikščiotų ten su lininiais, žinai, šilkiniais, satininiais rūbais ir ten, kad jau viskas kvėpuoja ir galima, žinai, vaikščioti, tikrai ne. Atrodo, tokia šutna turėtų būti. Nes jau čia ir patys pelė kaip, nors 3 mėnuo išvykę, bet vis tiek kažkiek apsiprantam, kažkiek, žinai. Man įdomu, žinai, dar tas dalykas, kaip jie žiūri, va vis tiek ir tų turistų ateina, mato, ir visų kitų, kurie nereikia jam, žinai, nešiauti ir merginom tų aprangų skarų ir visų kitų dalykų, kaip į mus, žinai, žiūri, ar su tokiu kaip pavydu, kaip faina jiem, žinai, ir aš norėčiau, kad, ar tiesiog taip, oi, kaip jie čia taip gali. Nes čia žinau, aš manau, kad visokių variantų atsiranda ir dar kitas dalykas, kad mes matėm tokių, žinai, keistų žvilgsnių, Larsa tarė ypatingai ten. Tai neaišku, ar dėl to jie žiūri, žinai, taip, nepaklausim. O gal ir gaila, ko žiūri, žinai. Ar dėl to, kad mes, žinai, kitaip apsirengėm, nors mes šiaip atsižvelgiam į tą, nes neinam, žinai, čia su krūtinė atvira, žinai, ir panašiai. Mes tą biškį irgi tokį etiketą stengiamės uždaresnį, žinai, prisitaikyti, bet ar dėl to jie žiūri, kad mes skirtingai atrodom, ar dėl to, kad, žinai, kažkas nepažįstamo, žinai, asocijuojasi su pavojom, žinai, su kažkokia rizika, pavojom. Aš norėjau pasakyti, kad, žinai, jie šiaip nėra pratę tos, kur mes dar lankysimės šalyse, kur beveik turistų, žinai, nėra. Tai normalu, kad jie vien žiūri dėl to, nes jiems įdomumas ir keistumas ir visa kita, žinai, viskas viename susideda visokie požiūriai, iš žinių, iš kitų, žinai, ką kalba apie mus ir, žinai, tie visos tos nuomonės, man atrodo, jiems, žinai, susideda. Taip, ir dar, kad kitas dalykas, žinai, galvoju, čia atvykėliai, žinai, o kai mes buvom toj pačioj pirmoji mečetė ir mums pasakojom tą moterį, žinai, ir iš karto sako, mes nesam teroristai, žinai, kaip labai daug kas į mus žiūri. Tai jie gal irgi, žinai, žiūri į mus ir galvoja, kad jiems tas tam tikras, žinai, mes žiūrim irgi į juos, ne paslaptis. Ir galvoja, kad gal irgi, žinai, tą tokį, žinai, šleifą tam tikrą irgi esam užsidėję. O visai nebūtinai, bet čia sakau, šiaip galima prisigalvoti visko tų variacijų, gali būti įvairiausių. Dabar kaip tik matome mūsų irgi toks žvilgsnis, ką jie čia filmuoja. Aš labai įdomu pastebėti tam upeliukė, kur sakai, Gabrielė, įdomiai žvelgtis, tiesiog pliškenas, maudosi, kažką žaidžia. Ir visą vieną šeiminėlę kaip tik sukūrė, matyt, žino, kad vaikam patinka, tai prie to upeliuko ir vyksta visas veiksmas. Kol Gabrielė gurkšnoja vaisinį smūtį, matom, bus susidūrimas su dar naujais gyventojais. Aš kovoju iš karto, kad netimtų, nes labai skanios. O, žiūrėk, ateina. Nebijo. Šiek tiek lengvai taip, matosi, prisibijo, jo galvoja, čia šitas kažkoks naglesnis, atėjo su įranga. Bet dabar pirmą kartą iš tikrųjų taip pagalvojau, kad čia tokios, šitos beždžionės tokios, sakyčiau, bailios. Nes, tarkim, lyginant su reiliai, tai ten, mes ten jų bijom, žinai, visos šutvės. Taip, eikta.
Ne, jau kitaip, žinai, neįvardinsi. O čia jau tokios, pačio, žinai, prisibijau žmonių. Nors čia gal tų žmonių daug yra, bet gal jos tokios ne taip prisileidžiamų, žinai, gal ne taip prijaukintos aplinkos. Tai gal dėl to. Gali būt. Ten matyt jo visi maitina, čia turbūt jam sakė, kad nieks negali duoti maisto ir gal net yra dar kažkas užvėję, dar tokias biškai bailesnė. Bet čia tai, žinok, nemačiau jokio užrašo. Kad bus beždžionių ar kad bus Kad negalima maitinti. Bent nemačiau arba nesupratau. Arba čia, nu jo. Nes visur kitur, kiek mat mes Tailande visur varinėjom, nors ir ne visur matėm tas beždžionės, kur ale turėjo matyti, bet ten buvo ženklai sudėti. Žiūrėk, kiek daug ten beždžionių. Kur? Ten kitapus kelio. Nueisim, da. Geras. Nueisim pasižiūrėti. Būtinai. Opa. Parodomasis. Sako, galiu ir taip. Čia gal, žinai, kaip sporto treniruoti, toks apeiti visą šitą baseiną. Čia tai ėjo, šiaip mačiau, tiesiog šaligatvį savo tą keliu, o paskui pamatė, kad filmuoja ir toks parodomasis turėjo. Gerai, dar parodysiu, kaip aš čia moku. Ir man atrodo, kad čia pas juos tos beždžionės, tai kaip pas mus žvirbliai, žinai. Įpratę visi. Arba varnos kokios, tai niekam čia praktiškai neįdomu yra, nebent vienas kitas gal kokius, žinai, pasižiūri, bet įdomiausia tos beždžionės tai mum. Žiūrėk. Pamatė vaikikas nusivertė. Bando Net pasikasti. Išsigando. Gal kaip tik. Atvakas galvoja, gal kažką tai. Nu jau čia tokia puolimo būsena. Žiūrėk. Filipa. Į pačią viršų slips. Opa. Nu, ir nuo čia gali medį iššok, žiūrėk, irgi čia parodomas. Kas čia, šitam parke? Karalius. Bet pirmai, kai buvo juokinga, nežinau, ar pavyko išfilmuoti, nespėjom gal, ne? Kai tiesiog kasėsi nuvirto ant šono, pavyko nufilmuoti? Biškai buvo. Žiūrėjau juokinga buvo. Gal labiau, žinai, jau nuvirtus, bet kad nuvirtus. Bet kad ten taip kasėsi, žiūrėjau, savo, žinai, svirduliuoja. Pavirto, dabar čia pasiknybinės. Gerai, kai jas taip moka laipėt, gali bet kur, žinai. Žiūrėk, kojų nagus kramto. Kažką link to procedūrą. Ne, bet kaip juokinga ir kaip įdomu, šakės. Aš taip norėčiau jas paklausyti, bet žinau, kad neišdrįščiau, nei jos gal prieitų taip prie manęs, bet nes jau žiauriai daug ligų visokių nešioja. Bet čia būtų labai įdomu, žinai, tą visą. Čia jau šita jauna vyresnė, čia jau karalius. Žiūrėk. Ateina. Čia pas vaikutį gal, ar ne? Gali būt, nes jau taip labai Gal girdėjo to, žinai, garsus, kad net įdomu pasižiūrėti. Bet tas garsas tai buvo kaip kačiuko. Man to iššoksi. Ten. Kažkaip pamatė, kad aš, ar eiti ar ne, žinai, pagalvoju, ne. Įdomu, ar pas vaikutį nueis ar ne. Va, jau vienas jau atlikė vaikutis, matau, iš toliau. Iš dešinės kažką? Aha, va, jau vieną pagavo. Žiūrėk. O kitas turi irgi tuo. Žiūrėk, kitas irgi. Žiūrėk, kitas atlikė. Atvaro? Šitas rimtai čia valiai. Jau atėjo tėvukas susirink, žiūrėk, žiūri, va. Arba mama. Žiūrėk, va, visi liekstuoja. Tik matau, čia sustojau, kai žmonės pamatė. Bet va geras, reiškia, tikrai išgirsta tos garsus, žinai, iš toli matytos. Irgi klauso, turi gerą. Žiūrėk, visus va susirinks vaikus. Vienas Filipa. Žiūri. Žiūrėk, apačiau dar, bet čia skirtingos, kitokia rūšis jų. Matai žemiau net? Va, žemiau po tuo. Matai? Pala. Ai, va šita, ar ne? Nu, bet šita irgi ta pati rūšis, žinau. Ta pati? Jo.
Aš bent jau šitos abidvi tai tikrai. Tai galvas kartais tai vienoje vietoje pasirodo, tai kitoje išsikiša. Kai lapai, žinai, juda, jau supranti, kad čia kažkas yra. Tavo tai ne, mane išėnė, taip, tu ten... Oi. Kaip čia sulėkė visas ir šitas. Matai, išrinkinėjai. Žiūrėk. Medicina. Sako, ne, tu neužlipsi. Arba tas kaip tik rankas duoda, gal kas užlipsi. Lipa. Žiūrėk, ne. Nu, tokiais garsais pradėjom, tai pasivaikščiojom, dabar jau atkeliavom, jau tikrai, kur Gabrielė nori pagaliau valgyti. Roti Kanai lokacija. Tai ką, einu, pasižiūrėsiu. Čia žmonių daug. Labai daug žmonių ir įdomu, ar rasim vietos, tikiuosi atsilaisvins kas nors. Manau. Einu. Kai pinigų turi randi. Kadangi vis pinigų nelabai turim, tai kažkaip lauksim. Ok, tai atnešė mūsų jau pirmosius patiekalus. Šiek tiek nustebom, nes Roti Kanai, kuris ten kainuoja gal 0,2 euro, atnešė vis tiek papildomai su tam tikrais jų padažiukais. O jau tą pagrindinį mūsų Roti Kanai, kuris jau yra brangesnis, yra su 3 tokiais kaip pagardais. Matau, vienas tikrai kaip padažas, kitas čia su bulve kaip kažkoks padažas, kažkas kitas. Ir kitas yra, net nežinau, čia man primena kaip kokius kopūstus išmirkytus kažkur, bet žiūrėsim. Čia tikiuosi nebus, kad tiek daug imbiero sumirkyta yra. Tai ką ragavom, šiaip Roti Kanajus yra tiesiog tokios kaip jų duonelės, kurios būna su labai įvairiais padažais, dažniausiai karių valgome, bet čia kadangi tokia labiau irgi net sakyčiau kaip indiška virtuvė, tai dauguma pasirinkimų ir yra ten chicken masala, butter chicken ir visi kiti. Gerai, ragavom, pradėsiu nuo pirmą tiesiog padažiuko šito. Šitą tokia labiau net tas padažiukas kaip sriubytė, tokia kaip kopūstų sriuba būtų panašiai. Aš tik nežinau dabar šitus, kadangi, aišku, čia reiktų man tiesiog turbūt su kokia šakutė susidėti, bet aš bandysiu tą blyną tiesiog taip paimti. Tas, net nežinau, šitas, va, tarkim, pirmas padėvęs matosi, kad čia yra vegetariška opcija, šiek tiek turi aštrumo, bet toks irgi, sakyčiau, kažkokios indiškos virtuvės tas padažiukas, patiekalas. Visai nieko, bet nėra kažkas jau labai ypatingo. Ir gerai, paragaujam tų labiausiai, mažiausiai norimų mano kopūstų. Šiaip tiesiog ir yra kopūstai. Tai reikės jau čia daryti tiesiog į tą blyną, susidėti juos vos ne visus ir ragauti taip, nes aš galvoju, kad tokias kaip skirtingas opcijas, kad ragauju su vienu kitu, bet čia daugiau reikia daryti tokį kaip takos, tiesiog susimesti juos turbūt visus ir ragauti, daugiau skonio būna. Ir šiaip po vieną atskirai, tai Gerai, paragausim dabar pačią tiesiog Roti Kanai. Man atrodo, gal net ta standartinė man opcija labiau patiks, kur tiesiog Rotis ir jeigu čia kažkokią aštrumą ar kažko turės. Tai vėl tiesiog kaip tas kopūstų sriubytė. Čia kas yra toks jau raudonesnis, ar čia su pomidoru, bet matos irgi, kad toks riebalingas. Man šitą žiauriai gerai. Čia kopūstų sriubytė, čia jau normalus padažas, kur ir aštrumo duoda. Nu ką, jau aš laimingas, nes žinau, kad garantuoju, kad šitas opcija tikrai bus gera, nes blynas pats skanus. Man labai nepatiko visos tos papildomo, kas yra šalia, nes aš tikėjausi, kad bus ar kaip karis, arba kažkoks labai stiprus dalykas. Galvoju, jau mum atneša, nes ir kažką panašaus turi atnešti. Tai, o gavosi tas, realiai sakau, vienas tas, kur šalia bulių buvo toks biški painesnis, aštresnis padažiukas, bet šiaip tai pats blynas tiesiog skanus. O indiška virtuvėje beveik visada tie chicken masala, butter chicken būna skanu, tai jeigu tik gera duonelė, būna labai gerai. Tai žiūrėsim. Nebent jie ir šitą patiekalą sugadino, bet bent jau dažniausiai būna gerai.
Vienintelis minusas šitų patiekalų, kad atneša kai su kaulais ir tu taip skaniai užsikandi ir po to žiūri, oi, į kaulą įkandi. Va šita opcija žiauriai gera. Nice. Where are you from? Germany? Lithuania. Lithuania. Yes. Baltic States. Ką tik man parodė, kaip valgyti, kaip mažiem vaikam. Tai, kadangi jo vištiena, ir, kaip ir sakė, yra su kaulais, ją pradžioj pasidaro į mažužius gabaliukus, tokias kaip šakeles, skilteles ir išrenka pačius tas kaulų atšakas ir pačius didžiuosius kaulus. Tada jau įdeda padažiuko, tos pačias vištienos, susika į tokį, kaip matote, rolą. Ir tada sakė, kad čia ne kasti keliais kąsniais, tiesiog imti vieną visą. Ne. Mes vis tikimės, kad mum atneš. Gal ir atneš. Bet ne šį kartą. Kokie jau 5 praėjo užsakymai, aš gal aišku padauginau kokiais 2. Bet Gabrielė šį kartą jau nesikabinėja prie manęs, kažkaip jau ramesnė. Jau dabar tikrai man atrodo susimirksėjo. Ir ką, atnešė tą mūsų ilgai lauktą roti, tai šitas patiekalas, kiek matau meniu, vadinasi roti tissue. Saldus panašu traškutis yra, tai net neaišku, matau kai kurie žmonės ir su padažais, tais jau ir aštreisiais ir ten tais indiškais ragauja, bet manau mes su Gabrielė tiesiog paragausim jį taip. Bent jau dauguma tiesiog jį paverčia į šoną. Ant stalo telpa, gerai. Tai galima bandyti čipsinti. Gal net nuo šono pradėsiu. Gerai, tą tuštų. Čia būtų visai nice tokį turėti prie filmų, labai gerai savo turi. Vieną čipsą ir į savo. Traškini visą filmą. Gabrielė jau irgi iš šono kabina. Neišlaukė savo eilės. Kaip tau? Labai kažką primenantis skonis, bet nežinau ką. Bet negaliu pasakyti, nei kad skanu, nei kad neskanu. Man tai, žinai, tiesiog kaip būna, tarkim, blynai, jeigu labai plonus lietinius kepa ir jie jau taip suskrunda. Ir jeigu toj masėje yra visai nemažai cukraus, tai šiaip ir primena tą tiesiog saldų blyną. Dabar va cukraus gavau ir jam. Čia labiau toksai impression, žinai, didesnio įvaizdžio. Bet šiaip tikrai būtų skanu, jeigu... Tai gal net ir yra opcijų, kad kažkokias uogienės ar tokius džemus, abrikosų ar kažkokį tokį, kur net šiek tiek rūgštelę turėtų. Šiek tiek lengvai susukti ir gauja skanu, arba mirkinė. Aišku, čia turbūt neprisigertų labai daug. Tai ką, bičiuliai, baigsim savo traškutį. Ačiū, kad žiūrėjote. Šiam vlogui tiek. Jau susimatysime iš kitos lokacijos. Turim dar vieną miestą, kurį norim aplankyti Malaizijoje, tada jau keliausim tolėliau. Ate.